Skaitinys iš 1 Petro laiško. Mylimieji, visų dalykų galas arti. Todėl būkite santūrūs ir blaivūs, kad galėtumėte melstis. Visų pirma, turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Būkite tarpusavyje svetingi, be murmėjimo. Patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo malonės šeimininkai, sulig kiekvieno gautąją malonę. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Jam garbė ir galybė per amžių amžius. Amen. Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūsų ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Tai Dievo žodis. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Skelbkite tautoms, kad viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtas sukūrė pasaulį. Valdo tautas teisingiausiai. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Tesidžiaugia dangus, te krykštauja žemė, te šniokščia jam jūra pripildyta gyvių. Laukai su javais tegul kelia linksmybės, tegu girių medžiai viešpačiui siaudžia. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Kai jis ateina tvarkyti pasaulio. Jis tvarko pasaulį teisingai. Ištikimiausiai valdo žmoniją. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Alleluja, alleluja, alleluja. Aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą. Viską apžiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su 12 išėjo į Betaniją. Rytojaus dieną, jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusi figmedį, jis priėjo pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio jis nerado nieko, tik tai lapus, nes buvo dar ne figų metas. Tuomet jis tarė medžiui: tegul per amžius niekas nebevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo ir jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelio pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė: argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Tai išgirdę aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės buvo pagauti jo mokslo. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį jie pamatė, kad figmetis nudžiūvęs iš pat šaknų. Prisiminęs Petras tarė Jėzui: rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikiai, nudžiūvo. Jėzus jiems atsakė: turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui: pasikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nesvyruotų, bet tikėtų įvyksiant, ką sako, tai jam ir įvyktų. Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai tai bus. Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus.
Vieninteliu Jeruzalėje Jėzaus padarytų stebuklų yra šis išsipildęs prakeiksmas. Jėzus prakeikė, tačiau ne žmones, bet medį. Šventasis Jonas Chrizostomas pabrėžia šį aspektą, kad net ir tą vienintelį kartą, kai Jėzus pademonstruoja savo baudžiančią galią, ji nėra nukreipta prieš žmones. Kitas reikšmingas faktas yra, kad jo mokiniai tai girdėjo. Jėzus panaudoja šį simbolinį gestą, norėdamas kažką apreikšti. Atrodo, kad raktiniu žodžiu šiuose Jėzaus veiksmuose yra vaisius. Figos yra charakteringais šventos žemės vaisiais. Figos ir vynogės Biblijoje visuomet simbolizuoja sandoros tautą, kuri turi būti vaisinga. Jėzus, artindamasis prie Jeruzalės, atėjo prie sulapojusio figmedžio pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Neatsitiktinai į istoriją apie figmedį yra įpintas pasakojimas apie šventyklos išvalymą. Nevaisingas figmedis simbolizuoja šventyklą. Figmedis yra gausiai sulapojęs, kaip ir šventykla, kurioje klesti kultas, ceremonijos, maldos. Tačiau šie gausūs ir išvaizdūs lapai negali atstoti vaisių, tai yra teisingumo, rūpesčio artimų, Dievo valios ieškojimo ir jos vykdymo. Mokytojas nerado to, ko ieškojo, tačiau rado daug to, ko neieškojo ir ko neturėtų būti. Prekeivių ir visų tų, kurie juos įvairiai rėmė. Nevaisingų medžių yra ne vien tik entuziastinga minia, kuri subėga, suvažiuoja švęsti kokį nors neeilinį įvykį, bet visų pirma tie, kurie tokį šventimą organizuoja ir visaip skatina. Šventimą, kuris niekur neveda, nepuoselėja jokių vertybių, o svarbiausia nekreipia į Jėzų ir neverčia rizikuoti dėl jo. Toks šventimas tiek vieniems, tiek kitiems reikalingas vien tam, kad būtų galima pareikšti Dievui, sau ir visuomeniai, jog kažkas yra padaryta. Manau, jog jei šiandieniai religiniai stebėtojai ir ekspertai būtų pamatę Jėzaus laikų šventyklos vaizdą, greičiausiai būtų sužavėti didžiulę tikėjimo manifestaciją, visuomenės sujudimu, įžvelgtų tame religinio atsinaujinimo ženklus. Tai reiškia, jie taip pat, išgirdę kalbant apie figmedį, žavėtųsi jo gražiais lapais. Svarbu yra suprasti, kad Jėzus neketino šventyklos kažkaip desakralizuoti, tarsi išjungti ją iš kulto ar ją paniekinti, tačiau jis taip pat neketino ją ir sakralizuoti, tai yra kažkokiu ypatingu būdu pašventinti ar sureikšminti. Jėzus siekia išlaisvinti šventyklą iš egoistinių interesų, iš siauro religinio formalizmo, ne tam, kad ją atskirtų nuo gyvenimo, bet priešingai, kad visas tikinčiojo gyvenimas taptų tarnystės kultu. Po šventyklos išvalymo akcijos Jėzus su mokiniais išeina iš miesto. Atrodo, Jėzus visiems laikams nutraukė ryšius su tuo pseudo religiniu pasauliu. Tam tikra prasme, ši Jėzaus diena pasibaigė tik rytdienos rytą, tuomet, kai Jėzus su mokiniais, eidami pro šalį, pamatė, kad figmedis nudžiūvęs iš pat šaknų. Tie, kurie nepriima Jėzaus Evangelijos, yra pasmerkti nevaisingumui. Jie nėra pajėgus nešti vaisių, kurių trokšta Dievas. Apaštalas Petras pastebėjo: Rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikiai, nudžiūvo. Jėzaus atsakymas skamba tarsi ne į temą. Jis jiems nepateikia savo elgesio egzegezės. Galbūt todėl, kad tai, ką jie buvo matę vakar šventykloje, ir taip viską paaiškina. Jėzus kalba apie tikėjimą, apie maldą, apie atleidimą. Nuo šiol kiekvienas medis yra pasmerktas nevaisingumui, jei jame nepulsuoja tikėjimo sultis ir yra prakeiktas dėl to, kad neneša vaisių. O tikėjimą maitina malda ir verčia būti gailestingu savo artimui. Jėzus nereikalauja iš mūsų nei per daug, nei per mažai. Jis nepaiso kalendoriaus. Nors dar nebuvo figų metas,
jis vis tiek ieškojo vaisių. Jėzus reikalauja iš mūsų stebuklų. Meilė privalo daryti stebuklus. Ir neverta Jėzui priešintis. Mirdamas ant kryžiaus jis nedviprasmiškai leido mums suprasti, jog kryžiaus medis, į kurį mes esame įskiepyti, neša stebuklingus vaisius, nepaisydamas metų laiko. Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.